Noriu išgirsti nuomonę savo žiūrovų apie situaciją, kuri gana dažnai pasikartoja mano darbe. Gaunam užsakymą patikrinti automobilį prieš pirkimą. Tarkim, atsiunčia skelbimą, jame nurodyta 300 000 rida. Atvažiuojam į vietą, darom patikrą, matom, kad skydelyje yra rida 360 000 kilometrų. Padarom patikrą, nusiunčiam ataskaitą, sako klientas, blemba, tas pardavėjas koks aferistas, jeigu būčiau žinojęs, kad rida 360 000 kilometrų, tikrai net nebūčiau tikrinęs ir domėjęsis tuo automobiliu. Sako, ar aš galiu reikalauti pardavėjo, kad kompensuotų patirtas išlaidas ant patikros, nes melavo. Pasakykit nuomonę, ar tai būtų sąžininga. Mano galva, ne man spręsti, bet faktas, kad yra nesąžininga nuslėpti realią ridą, netgi kai skydelyje puikiai nurodyta. Jeigu tai yra sąmoningai daroma, tai yra labai neteisinga ir tada turėtų būti kompensuojama patikros išlaida. Bet tai labai bus sudėtinga padaryti. Čia nieks į teismą neduos dėl tokių pinigų. Manau, tiesiog reikia viešinti tokius pardavėjus ir tvarkytis pilietiškai, nes ne visada policija ar teismas padės. Pasakykit savo nuomonę, ką reikėtų daryti. Ir va dabar būtent įkelsiu tą skelbimą, kur vėl pasikartojo tokia pat situacija. Žmogus realiai išleido į balą pinigus, nes kažkas neįrašė tikros ridos į skelbimą. Ir aišku, ten yra dar tų defektų, niuansų, tai prisimelavęs eilinis pardavėjas.